Dabar Lietuvoje yra labai įdomi situacija. Mes kaip ir visai pažangi šalis, bet kažkodėl vis tiek viskas pas mus ateina šiek tiek vėliau. Kaip ir senovėje renesansas Europoje prasidėjo ten 14 amžiuje, Lietuvoje 15. Nu tiesiog. Šimtmečių vėliau. Tai ir dabartinės tendencijos ateina šiek tiek vėliau. Aišku, todėl, kad yra internetas, tikrai greičiau, bet mes viską vis tiek gauname vėliau. Vienas iš tokių pavyzdžių yra dropshipping. Jeigu nežinot, kas tai yra, kai žmogus nusiperka kažkokį produktą ir jį parduoda kažkokiem žmonėm už kelis kartus daugiau. Tiesiog perparduoda tą daiktą už brangesnę kainą. Čia labai supaprastintai, bet principas panašus. Šitas trendas labai išpopuliarėjo Amerikoje būtent kažkur 2017 metais, nes žmonės pamatė, kiek daug pinigų gali užsidirbti iš žmonių, kurie nieko nesupranta apie dalykus. Ir aišku, kiti žmonės pamatė, irgi norėjo tą atkartoti, apgavinėti žmonės, bet visas biznio modelis buvo paremtas tuo, kad tu surandi žmogų, kuris nori nusipirkti tavo tą daiktą už kelis kartus brangiau. Ir kuo toliau, tuo mažiau žmonių atsirasdavo, nes jie suprasdavo, kad juos apgaudinėja. Bet čia labai panašiai, kaip nusipirki vieną obuolį, parduodi, kad gautum 2. Tada, kai gauni 2, parduodi, kad gautum 4. Tada, kai gauni 4, parduodi, kad gautum... Begalinis pajamų šaltinis. Bet kai žmonės suprato, kad juos apgaudinėja, labai norimo toks verslo modelis. Aišku, dar kažkiek yra, bet žymiai mažiau. Bet tada tai atvyko į Lietuvą. Įspėjimas, šitame vaizdo įraše yra pasakoma mano nuomonė, kuri yra paremta mano atradimais. Nėra garantijos, kad šitos kompanijos, apie kurias kalbėsiu, iš tikrųjų daro tokį verslo modelį, bet prašau manęs neduokite teismą, aš tik tai sakau, ką aš manau. Gerai, viso gero. Tai dabar pirmas produktas, kuris, man atrodo, yra vienas populiariausių Lietuvoje, būtent kuris aš manau, kad būtent šituo verslo modeliu yra laikrodžiai, kurie pasivadinę Neries ir Nemuno vardu. Čia kaip vienas iš pavyzdžių yra šitas laikrodis Nemunas Griaustinis. Nu čia vardas toks. Ir jis kainuoja 239 eurus. Nu čia galim pasižiūrėti. 239 eurų. Nu dabar su nuolaida. Ką jūs labai dažnai pamatysite dar ir kitose pavyzdžiuose. 40 eurų nuolaida. Čia šiaip labai gera nuolaida. Bet pirmas dalykas, kuris labai sukelia klausimų, tai va čia yra įvertimas. 5 žvaigždutės. Iš kur tas 5 žvaigždutės? Nėra jokio palikto komentaro, nieko nežinia. Dabar pats įdomiausias dalykas. Toks laikrodis Kinijos parduotuvėse kainuoja apie 10 eurų. Nu, jie labai panašu, nu jūs pripažinkite. Bet pas kiniečius gali Rolexą nusipirkti už keliasdešimt eurų. Tai čia tikrai nieko daug nepasako. Bet gal šitas laikrodis turi kokį gerą istoriją, gerą kokybę, kažką tai tokio super, kad 200 eurų. Ten laikrodis 10 eurų, tas 200. Kuo tai skiriasi? Aišku, jie žiauriai kieti, kad yra Lietuvos brandas. Ir kažkodėl, kai mes pamatom kažką lietuviško, iš karto mes tikri patriotai, norime pirkti, mes iš karto Lietuva paminėti, Lietuva, wow. Tai todėl ir sugeba pardavinėti šitą nesąmonę. Prie kiekvieno Neris ir Nemunas laikrodžio pridedame metalinę aukso spalvos garantinio aptarnavimo kortelę su individualiai išgraviruotų laikrodžio savininko vardu ir pavardę, bei laikrodžio serijos numeriu, kuris įrodo laikrodžio autentiškumą. Tai čia tas autentiškumas ką? Kad jis buvo padarytas Kinijoje autentiškai, kas nieko nepasakyta. Aš dar ten, man atrodo, pasiklausiau, ar šitie laikrodžiai yra pagaminti Kinijoje, jie per valandą nieko neatsakė. Laukiu iš jų komentaro, bet nieko nėra. Čia dar kalba, kad jie už kiekvieną laikrodį pasodins medį, tai už kiekvieną kartą, kai jūs duodate jiems 200 eurų už 10 eurų laikrodį, jie pasodins medelį. Nu, čia tiesiog, kad dar labiau paskatintų jums pirkti. Nu, bet čia yra tiesiog nesąmonė. Ten ta garantija irgi. 10 metų garantija, bet ji nieko nereiškia. Nes ir tie 10 eurų laikrodžiai laikys jums 10 metų, jeigu normaliai ten bus prižiūrimi. Vienintelį dalyką, kurį radau apie tas būtent kokios kokybės yra laikrodis, tai va čia detalė. Bet šitos detalės yra labai panašios kaip ir to 10 eurų. Dar labiau atrodo, kad jie tiesiog pardavinėjo už 20x kainą. Kiekvienas laikrodis su nuolaida. Tiesiog ir labai gera nuolaida, nes 40 eurų. Ir kiekvienas laikrodis 5 žvaigždutės. Kiek žiūrėsi, tiek 5 žvaigždutės. Tai tiesiog pasako, kad čia nėra jokių įvertinimų. Oi, atleiskite, biškį supykau. Jie man atsakė, ką? Jei pagėdaujat, tai individualios dovanų kuponų sumos susisiekite. Ką? Tai čia robotas tiesiog atsakinėja, net neatsako į mano klausimą. Gerai, čia įdomiai. Jie neturi jokio dizaino, jie nieko neturi. Aš nesuprantu. Bet žiūrime dar blogesnį variantą.
Šitą kompaniją visai neseniai pamačiau per TikToką. Būtent per jų reklamas. Dabar TikToko reklamos yra labai blogai stadijoje. Ten pačiai pradžiai galėjo tik taip žinomos kompanijos, ten pamatei kokio Bolto reklamą, tai gerai, ką jau padarysi. Bet dabar nutiko taip, kad bet kas galima sakyti gali reklamuotis. Ir bet kas reklamuojasi. Tiesiog pamatai reklamose bet kokio žmogaus ten video. TikTokas man irgi pasiūlė reklamuoti savo video. Ir ten pažiūrėjus, už 3 eurus beveik 6000 peržiūrų. Čia yra visai neblogas pasiūlymas. Ir dėl to atsirado labai liūdni bandymai būtent reklamuotis ir pardavinėti tos produktus. Tai va čia tas pirmas produktas, kurį pamačiau per tą TikToką. Kažkokia virutė, kur pasižiūrėjęs per būtent tokias parduotuvės kaip AliExpressą, gali surasti jas už 4-5 eurus. Jie pardavinėja už 28. Ir vėl, nuolaida iš karto. Čia iš karto toks pirmas pastebėjimas, kai pamatai, kad kažkokios nuolaidos per visur tiesiog. Tai dažniausiai reiškia, kažkas ne to. Kažkas tai gal perka. Va čia pasakytų 4 atsiliepimai ir visus 5 žvaigždutės. Tai gal nusipirka. Apačiai yra tie atsiliepimai. Ir jeigu paskaičiuotume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, čia yra 9 atsiliepimai, kurie visi yra nuotraukų, kas yra labai retai atsiliepimuose. Beveik visada, jeigu palieka atsiliepimą, tai yra kažkokia tiesiog žinutė. Ir visi yra 5 žvaigždučių. Ir visi yra tiesiog puiku. Superinis žaislas. Nepamirštamos emocijos. Geras žaislas tiek vaikams, tiek saugusiems. Čia tikrai kažkas ne to. Čia tiesiog galima suprasti, kad čia tikrai yra kažkas ne to. Ir čia išeina, kad pasakyta 4 atsiliepimai yra 9. Iš karto kas čia vyksta? Bet tada pamatome kitą dalyką. Jie tiesiog daro klaidas savo svetainėje. Pinigų gražinimo politika. Jeigu tu būtum profesionali kompanija, kuri iš tikrųjų ten stengtųsi parduoti gerą produktą, tu tikrai, manau, parašytum čia normaliai. Dar seniau jie dar turėjo, kad tas puslapis net niekur neveda. Dabar jie sutaisė šitą, tai nors kažką. Bet nuėjus tą puslapį, parašyta normaliai, su anosne. Tai aš net nežinau, čia kažkas tai keista. Su šituo produktu yra susijęta viena kompanija – Innova sprendimai. Aš noriu, kad jūs atsimintumėte šitą pavadinimą. Apie šitą kompaniją šiaip man pasakė vienas iš žiūrovų, tai ačiū jam. Bet čia yra labai įdomus radimai. Jis jų rekvizitų puslapį, kažkokia kompanija. Mažoji bendrija čia dasvarbu. Dabar jų šiek tiek čia duomenys, kurie yra publikai vieši, čia tikiuosi nieko blogo nebus. 1,4 milijonai eurų pardavimų pajamų. 40 000 iš gryno pelno. Aš tikrai nemanau, kad jie čia gavo šitas pajamas iš tos virvutės. Tai nebūtų logiška. Aš tikrai nemanau, kad virš 1000 žmonių nusipirko tas virvutės. Čia nelogiška man jėda. Aš dariau sužinoti šiek tiek daugiau apie tą kompaniją. Yra įvertinimai. Įvertinimai ne kokie. 3,8 iš 10. Mokykloje tai čia vos būtų teigiamas. Tai jiems reikia biškai padirbėti įvertinimą. Ir įvertinimuose visur pasirodė panašus puslapio pavadinimas. Pokas.lt. Kas tas pokas.lt? O ten yra tiesiog baisiausias dalykas, kurį esu matęs. Visur nuolaidos, visur išpardavimai, viskas tiesiog puiku. O pavadinimas irgi girdėtas. Pasirodo, jie ir šitą svetainę reklamuoja. Sudomino? Kas yra labai įdomu, svetainė labai panaši. Kažkiek panaši, ypač pati apačia. Kad Vilnius pažymėta, tas pats darbo laikas pažymėta. Bet čia parašė teisingai pinigų gražinimo politiką. Tai aš nežinau, kaip jie sumaišo, kodėl pas vienus gražinimo, pas kitus gražinimo, bet čia ta pati kompanija. Nes jeigu nueitume, visiems sako, kad Innova sprendimai MB. Šita kompanija tiesiog pumpuoja svetainės. Jūs pasižiūrėkite. Šitoje paieškoje yra bent 7 svetainės, kurios yra susijętos šito vardu. Ir jie nevadina jos kaip ten Innova.lt, kad būtent su jo įmonė. Jie kažkaip tai kitaip visą laiką. Ir čia yra bent 7. Čia net nepasirodo tas pokas.lt, jų pati didžiausia svetainė, kur apie juos visus tos atsiliepimus parašė. Tai bent 7 svetainės. Bet visą laiką tas pats, kad kelios nuotraukos, keli atsiliepimai, visi aišku tobuli 5 žvaigždučių. Ir visą laiką tai yra produktas, kurį tu gali rasti kiniškose svetainėse už kelis kartus pigiau. Tai nežinau, patys darykit sprendimus. Tokia keista kompanija. Nežinau, ką dar pasakyti. Tai kad nepirkite, prašau. Jeigu jūs norite taupyti savo pinigus, tai nusipirkite iš kiniečių tos produktus, kurių jūs norite iš jų. Nes čia aš taip manau. Aš manau, vėl sakau, aš nenoriu būti teismas. Prašau, neteiskite mane. Jie tiesiog apvaginėja žmonės. Jie tiesiog bando perstumti kažkokius dalykus už kelis kartus brangiau. Tokie verslai net neduoda jokios pridėtinės vertės. Net dažniausiai tos produktus jie tiesiog iš Kinijos iš karto siunčia. Tai jie net nepadaro, kad tu greičiau juos gautum ar patogiau. Tiesiog padaro, kad svetainė ten būtų lietuviškai. Kas nėra gerai. Pavyzdžiui, kas yra pridėtinė vertė, korepetitorių pamokos, aš šitas žmogus, korepetitorius.
Aš manau, tai yra kažkokia pridėtinė vertė. Žmonės gauna geresnius pažymius, supranta geriau dalykus. Jeigu norite, prisiregistruokite kažkokį, ten gal įdėsiu kažkokį. Geros jums dienos. Čiau. Padarokite laiką, ten pasubscribe.